Sveiki, bičiuliai. Šiandien pradėsiu pokalbį norėdamas Jums pasakyti kai ką svarbaus. Mane stebina visuomenės abejingumas arba paviršutiniškumas kai kuriais klausimais. Ir šiandien noriu Jums pasiūlyti keletą minčių arba pastebėjimų dėl Lietuvos ateities ir dėl migrantų klausimo. Taip jau susiklosti, kad Lietuvoje labai aštrios yra demografinės problemos, bet perspektyva tokia, kad matyt migrantai pakeis Lietuvoje gyventojų dalį, kuri dabar yra, kadangi natūrali gyventojų kaita yra minus 20 000 per metus. Jeigu reikėtų išlaikyti tą patį gyventojų skaičių, tai akivaizdu, tiek žmonių turėtų į Lietuvą atvykti. Ir atrodo, kad dabar turėtų būti priimami sprendimai dėl to, kaip tie žmonės integruosis, kokia bus Lietuva. Ir čia yra daug paviršutiniškumo ir daug mitų. Kažkodėl kalbama apie neesminius dalykus, smulkmenas, arba neteisingai kai kas traktuojama. Bet svarbiausi dalykai tai yra švietimo sistema. Švietimo sistema, jeigu mes kalbėsime apie ateitį Lietuvos, kas laukia Lietuvos už 10, 20, 50 metų. Ir norėdamas trumpai pasakyti tai, ką pranešiu arba apsvarstysiu šiame savo pasisakyme, tai noriu pasakyti keletą paprastų dalykų, kad Lietuva daro neįtikėtinai, nepasvertą, švelniai tariant, keistą, niekaip nepaaiškinamą, nepateisinamą dalyką, kad nukreipia migrantų vaikus į mokyklas rusų kalba. Tai visiškas paradoksas, negirdėtas dalykas, netgi tuos, kurie nėra rusakalbiai. Tai yra iš Vidurinės Azijos, iš Pietų Kaukazo. Jie lanko rusiškas mokyklas ir ateina nemokėdami, ir Lietuva už mūsų pinigus, mokesčių mokėtojų pinigus, moko juos rusų kalbos. Tai su kuo tai palyginti, koks tai yra lygis, kas tai yra per valstybės politiką, kas galėtų man paaiškinti, tai visiškai nesuvokiama. Ir antras dalykas, kurį tai pagalvojus gal kažkas supranta, bet kažkodėl man atrodo, kad nesupranta. Aš čia nededu akcento, bet noriu pasakyti, kad politikai Lietuvos nusimeta atsakomybę, sakydami, kad tautinių mažumų kalbų ugdymas, rūpinimasis jomis, visų pirma, aš kalbu apie mokyklų tinklą nevalstybinė kalba, kad tai yra kažkoks tai privalomas dalykas, kad tai reikalauja to kažkokie galbūt tarptautinių sutarčių, daugiašaliai įsipareigojimai, konvencijos turiu omeny, galbūt jungtinės tautos, galbūt dar fantazuojama, kad konstitucija tokį tinklą reikalauja turėti, kad įstatymai. Tai aš noriu pasakyti, tos kalbos yra nekompetentingos ir iš tikrųjų niekas nereikalauja, daugelis valstybių ir neturi tokių mokyklų, ir ES valstybių, ir daugelis ir ES senbuvių valstybių neturi tokių
mokyklų tautinių mažumų kalbomis. Ir tikrai Lietuvos tai niekas neįpareigoja. Aš nesakau, kad tų mokyklų neturi būti. Čia aš anksčiau esu paskelbęs tokį straipsnį ir kas norėtų, galėtų ir jį susirasti. Bet čia aš tik sakau, kad tai yra Lietuvos politikų sprendimas. Lietuvos politikų sprendimas, mūsų visų sprendimas, kad mes turim tokias mokyklas. Mes jas turim, mes galim jų neturėti, šiuo metu turim tokias mokyklas, tai yra gerai. Yra problemų su jomis, galbūt užteks laiko paliesti, bet vis dėlto tai yra mūsų apsisprendimas. Taigi, vėlgi, mes dabar turime tokią situaciją, kad jau virš 100 000 atvyko migrantų per 5 metus ir situacija yra tokia, kad nors Jungtinių tautų prognozė ir kitos demografinės prognozės rodo, kad Lietuvos gyventojų skaičius turėtų sparčiai mažėti, bet to nevyksta. Natūrali migracija, natūrali gyventojų kaita yra minus 20 000, tačiau panašiai tiek per pastaruosius 5 metus atvyksta migrantų į Lietuvą ir galim mes reguliuoti, galim dėti pertvaras kažkokias, tai vis dėlto Lietuvoje gyvenimas sparčiai pagerėjo ir daugelio valstybių pavyzdys kalba apie tai, kad nepaisant nieko, nepaisant užtvarų, nepaisant barjerų, nepaisant kliučių, migrantai suranda savo kelią. Tie migrantai, aišku, gali būti iš įvairių šalių, tolimesnių, artimesnių, bet faktas yra tas, kad Lietuvos infrastruktūra yra parengta didesniam gyventojų skaičiui, Lietuvos pragyvenimo lygis yra aukštesnis, ji darosi patraukli. Verslas tikrai nebus suinteresuotas, kad Lietuvoje mažėtų darbo jėgos. Verslas pasiruošęs įdarbinti žmonės ir savaime aišku, kad bus daromas spaudimas atitinkamas ir politikams, jeigu kas. Bet šiaip tie procesai iš vis sunkiai reguliuojami, kažkaip žmonės atsiranda. Vakarų Europos šalyse kažkaip jie užsikabina, gyvena ir išlieka ir matyti ir Lietuvos laukia tas pats likimas. Žinoma, tai nėra blogai, turbūt. Mes gal galim dar didesnius barjerus uždėti ir gal iš tikrųjų to išvengti, bet ar gerai bus, kai iš tikrųjų ekonomika pradės stoti ir kai du dirbantieji turės išlaikyti, čia kabutėse, bet faktiškai taip gaunasi, kadangi sodra nėra fondas, o yra perskirstymas lėšų, kai 2 dirbantiesiems taps 1 pensininkas ir pensijos dramatiškai mažės, didės labai smarkiai socialinės problemos. Šalia to, kad gyventojų skaičius labai mažės, keisis sparčiai ir demografinė struktūra, daugės amžėjančių, pagyvenusių žmonių ir tai sukels labai didelį krūvį socialinei sistemai, apsaugos sveikatos sistemai ir žinoma, tai negera ateitis, kuri mus laukia, bet alternatyva tai yra migrantai ir aš nesakyčiau nieko, kokie migrantai yra geri, kokie yra blogi. Šiuo metu daugelis yra migrantų iš Ukrainos, Baltarusijos, iš Rusijos. Tai yra, tam tikra prasme ir artimos, tam tikros krikščioniškos kultūros žmonės. Tai tikrai čia gal, nežinau, gal ir čia palankus toks yra variantas,
Bet esmė ta, kad jie turėtų būti nukreipiami į lietuviškas mokyklas ir sėkmingai integruotis. Manau, kad tai būtų naudinga visų pirma patiems jiems ir kartu ir visai valstybei. Manau, kad su bet kuriuo tautinių mažumų atstovu, su bet kuriuo migrantu galima kalbėti ir manau, kad visi vieningai supras ir pritars, ir čia turbūt visų mūsų išeities taškas, kad svarbu yra gera integracija atvykėlių į Lietuvos visuomenę ir tada visi bus laimingi ir iš tikrųjų nekils didelių problemų. Taigi, kokia yra situacija ir kaip mes viešoje erdvėje tą matome, kaip mes traktuojame susidariusią problemą. Cituoju šių metų Liepos 7 dienos LRT publikaciją. Migracijos departamento duomenimis daugiausia rusakalbių atvyksta iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos. Šiuo metu Lietuvoje jų gyvena per 146 000. Kita grupė rusakalbių yra tų centrinės Azijos valstybių, tai yra Azerbaidžanas, Kazakstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekistanas. Jų yra apie 27 000. Palyginus su praėjusiais metais padaugėjo tik 800. Skaičiuoja migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Na, žinoma, galima čia pasakyti iš esmės, kad oficiali statistika visada parodo tik dalelę migracijos. Ne visi tikrai užsiregistruoja, na tokia yra realybė. Bet čia yra įdomiau tai, kad migracijos departamento direktorė laiko, kad išeiviai iš Ukrainos, Azerbaidžano, Kazakstano, Kirgizijos, Tadžikistano, Uzbekistano, jinai įvardė, yra rusakalbiai. Yra rusakalbiai. Ir tai jinai rimtai kalba, žurnalistai tai rimtai perteikia ir niekam nekyla jokių klausimų. Toliau. Apie šią problemą, nors labai paviršutiniška, kad žodžiu, Vilniuje pasigirdo daug rusų kalbos, kilo tam tikrų visuomenės veikėjų klausimai ir svarstoma žiniasklaidoje. Savo požiūrį išsakė kultūros viceministras Viktoras Denisenko, komentuodamas pasiūlymą neleisti migrantų vaikų į rusakalbės mokyklas, jis kalbėjo: bet tokiu atveju bandau įsivaizduoti, kaip su, tarkime, 14-mečiu ukrainiečiu bendrautų mokytojai. Labai sunku įsivaizduoti tą mechanizmą. Štai sako vyriausybės atstovas, viceministras. Tai labai įdomu, iš tikrųjų labai sunku įsivaizduoti tokį mechanizmą, kai į vakarų Europą atvyko ir į rytų milijonai migrantų jau ir visi daugelis vaikų ir jie mokosi mokyklose ir integruojasi. Pavyzdžiui, vien 2015 metais į Vokietiją atvyko 1,1 milijono žmonių ir visų vaikai buvo integruoti į vokiškas mokyklas. Žinoma, reikalingos papildomos klasės, galbūt metų pereinamoji klasė, kur mokoma lietuvių kalbos, supažindina su kultūra, bet žvelgiant į šią problemą rimtai, o aš siūlau ją žvelgti rimtai, nes tai absoliučiai rimta problema, tai taip ir turėtų būti. Tai dabar viceministras kalba apie integraciją kaip apie kosmosą, kad negirdėtas dalykas ir praktiškai neįmanomas. Tai, iš tikrųjų, labai sunku. Dabar mes žinome tokį dalyką,
kad Latvijoje ir Estijoje per keliarius metus dabar dar veikiančios rusų mokyklos turės pereiti prie visų dalykų mokymo latvių ir estų kalba. Nu, gerai, mes galim nedaryti to, bet pasakykime, kad Lietuvos valstybė yra nusiteikusi tokiu būdu integruoti per valstybinės tautinių mažumų mokyklas. Tai yra mūsų sprendimas. Galbūt reikėtų peržiūrėti tų mokyklų galbūt programas, kažką pakoreguoti. Bet štai švietimo, mokslo ir sporto ministrė sako, kad diskutuoti apie mokyklų su rusų mokomąja kalba uždarimą nėra galimybių dėl konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų nuostatų. Tai kokios tos nuostatos? Konstitucija labai aiškiai mus įpareigoja ir pasako, čia ministrės žodžiai, kaip ir teisės aktai, kaip švietimo įstatymas, kad tautinių mažumų atstovams mes turime užtikrinti galimybės mokytis pagal jų tautinių mažumų ugdymo programas. Štai koks yra pasakymas. Tautinių mažumų ugdymo programos. Kur yra čia tokios programos? Kokia čia yra savoka? Ir vėlgi, tokios savokos vartojamos, teigiamos tokios mintys ir visiems yra gerai, visi pritarė. Ir politikai, čia kalba ministrė, nėra konstitucijoje tokio reikalavimo ir negali būti. Konstitucijoje aiškiausiai įtvirtinta, kad valstybinė kalba yra lietuvių kalba, 14 straipsnis. Taip, kalbama 29 konstitucijos straipsnėje, kad žmogaus teisių negalima varžyti dėl kalbos. Ir 37 sako, kad piliečiai priklausantys tautinėms bendrijoms turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. Tai absoliučiai tam reikia pritart. Puoselėti kultūrą, papročius. Tai yra labai gerai, labai vertinga ir tikrai nenorėčiau sulaukti valandos, kai Lietuvoje bus tas uždrausta. Aš manau, kad tai niekada nebus uždrausta. Bet mokyklos valstybinė mažumų kalba yra visai kitas dalykas. Tai nėra nei tarptautinėje teisėje, nei konvencijose tokio dalyko niekas nereikalauja. Net to nereikalauja ir švietimo įstatymas, kuris kalba, kad vietovėse, kuriuose tradiciškai gausiai gyvena tautinė mažuma, jeigu bendruomenė prašo, savivaldybė laiduoja mokymasi tautinės mažumos kalba arba tautinės mažumos kalbos. Tai yra, kalba kaip dalykas. Be to, ten daug yra švietimo įstatyme, kas parašyta, bet ne ministrė remtis švietimo įstatymu, kad tas ją įpareigoja. Nes švietimo įstatymą parašė pati ministerija ir jisai jau taisytas yra 89 kartus. Patys politikai rašo šitą įstatymą ir ne jiems tada kalbėti paradoksaliai, kad jisai jiems kažką leidžia ar uždrausia. Jeigu įstatymą čia tik tai problema, tai prašau, jeigu jūs manot, kad reikia daryti kitaip, imam ir pataisom tą įstatymą. Tai yra toks paprastas dalykas ir pasikartosiu, kad tai yra neteisinga ir neprasminga, jeigu tautinių mažumų atstovai arba migrantai atvykstantys į Lietuvą, mokomi šitose mokyklose, jos yra skirtos tautinėms mažumoms Lietuvos, autochtonams, kurie istoriškai čia gyveno. Ir manau, Lietuvos piliečiai, jeigu tai yra Lietuvos valstybė apsisprendė, gali tokiu būdu. Bet kad migrantai mokytųsi šitose mokyklose, tai yra, sunkiai suvokiamas dalykas. Bet man sunku suvokti, ką politikai galvoja, kodėl jiems nerūpi,
ar mes tiek sumenkome intelektualiai, ar čia per daug gerai gal gyvenam, gal visi labai jau patenkinti ir galvoja, kad taip ir toliau viskas bus. Ar mes įklimpę mažuose skandaluose, skandalėliuose, visadagi buvom įklimpę, bet kažkaip sugebėdavom dar ir matyti ateitį ir sąjūdyje ir kitur, visada buvo tų ir nesantaikų, ir rietenų, bet pro tą paveikslą vis dėlto dar būdavo matomi pagrindiniai taškai. Žinoma, kai paskelbiau šitą savo mintį LRT portale, sulaukiau atsiliepimų, vertinimų, daug kas pritarė, kiti nepritarė. Atskira tema yra tautinių mažumų mokyklos. Čia galima iš naujo diskutuoti, tai yra ne toks klausimas, kad būtų galima per kelias minutės jį išgliaudyti, bet aš paminėjau savo straipsnėje, kad tai yra kliūtis tautinių mažumų vaikams integruotis į Lietuvos visuomenę. Man buvo papriekaištauta, kad aš nepateikiau įrodymų. Aš pateikiau įrodymus prieš tai rašytame kiek anksčiau straipsnėje apie šitas mokyklas, dar tada, kai ministras Jakštas, bet jisai gal nepamatuotai, per daug neparuoštai skelbė, kad gal reikia tokių mokyklų atsisakyti, bet yra paprastas dalykas. Pagal priimtą mokslo ir studijų įstatymą, norint įstoti į aukštąsias mokyklas, reikia išlaikyti valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. O 2024 metų duomenimis valstybinį brandos egzamino neišlaikė 7 procentai lietuvių ir 20 procentų tautinių mažumų mokyklų absolventų. Taigi yra skirtumas 3 kartus skiriasi, tikrai didžiulis, ir iš karto didžiai daliai tautinių mažumų mokyklų atstovų užkertamas kelias į aukštą išsilavinimą. Taip pat matyt ir rezultatai, balai, tie yra mažesni, tai irgi sumažina jų galimybės studijuoti aukštosiuose mokyklose. Yra įvairių atsiliepimų apie tautinių mažumų mokyklas ir žinote, kažkada tai Tomas Venclova pasakė, kad geriau, kad apie tas problemas kalbėtų tie, kurie yra atstovai tautinės mažumos ar daugumos, tai būtų gerai. Bet čia yra tas klausimas, kuris yra nutylimas. Kaip mokosi tautinių mažumų mokyklose, ko jie išmoksta, ar čia yra skirtumų tarp rusų ir lenkų mokyklų. Niekas apie tai nekalba. Žinoma, tai yra paradoksas, kadangi mes teigiame, kad yra tokios mokyklos, bet mokytojų tokio mokykloms niekas nerengia. Programos yra lyg tai lietuviškos, vadovėliai nežinau kokie. Ar tai yra viskas gerai? Gaunasi taip, kad tose mokyklose dėsto, moko irgi tautinių mažumų atstovai. Tai jau irgi yra vis dėlto, kas tai yra mokytojas. Tai jisai, kaip jisai patenka į tautinių mažumų mokyklą. Ar kas matėte tokią statistiką? Kas yra mokytojai tautinių mažumų mokyklose? Pavyzdžiui, rusų mokyklose. Ar matėme statistiką tokią, kokia yra tų mokyklų dinamika? Taigi, čia yra toksai klausimas ir kas matė statistiką,
kur patenka šių mokyklų absolventai, kaip jie įstoja į aukštąsias mokyklas, koks jų karjeros kelias. Būtų įdomu pažiūrėti ir kokios jų iš tikrųjų lietuvių kalbos, lietuvių visuomenės žinios ir taip toliau. Tai yra svarbus aspektas, bet čia dabar yra tik klausimai, aš nieko čia nekaltinu, gal ten viskas gerai, bet yra įvairių požymių. Dabar susikoncentruota labai didelė kova ir labai garbingi vyrai daro atseit didelį darbą, kad iškėlė lietuviškose mokyklose rusų kalbos kaip antrosios kalbos problemą. Gerbėmieji, ar iš vis reikalingas toks dalykas kaip antroji užsienio kalba mokyklose? Irgi būtų įdomu patyrinėti, ką išmoksta per kelias pamokas užsienio kalbos. Išmoksta kalbos, kokius žodžius išmoksta ir kiek tų žinių lieka po 5 metų. Ar tai nėra iš vis tuščias dalykas, kad ten turi kelias tai pamokas? Aš sakau, galbūt, aišku, tai ir yra, kad nueina lengviausia tokiu keliu. Girdėjau, kad tėvai gali pamokyti kažkiek, tai paruošti pamokas už vaiką, tai dėl to pasirenka rusų kalbą. Ir žinoma, aš tikrai nemanyčiau, kad reikia rusų kalbos atsisakyti mokyklose lietuviškose. Vis tiek mes turim žinot tą kalbą, bet aš jau kaip suprantu, jos yra atsisakyta ir dabar dėstoma kaip antroji užsienio kalba, bet niekas to neišmoks. Aš manau, kad prieš kalbą mes tikrai nieko prieš neturime, kalba yra vertinga, ar priešų, ar draugų. Reikia ją mokėti, kuo daugiau kalbų moki, tuo geriau. Ir žinote, piktas šiek tiek ir apmaudu, kad ta energija nukreipiama ne tą kryptimi. Taigi toks šiandien mano pamąstymas. Užsiprenumeruokite, tas beprotiškas pasaulis, jis tikrai beprotiškas ir kasdien darosi vis labiau beprotiškas. Užsiprenumeruokite mano šitą laidą, padarykite tuos vadinamus, padėkite laikus, tas padės jaunam tokiam ir nedrasiam autoriui skleisti nemokamą ir svarbę informaciją. Linkiu Jums geros dienos.